Labą dieną. Kągi, pradedam mūsų žadėtas paskaitas apie sporto farmakologiją. Iš tikrųjų, šiandien norėsime pakalbėti tokia bendrinė tema. Kas tai yra sporto farmakologija, kam jinai skirta, nes mintis, kodėl reikėtų parodyti būtent tokią paskaitą, kilo po to, kai mes peržiūrėjom daugybę forumų. Peržiūrėjom forumų, ypatingai lietuviškų forumų, ir supratome, kad žinių apie sporto farmakologiją žmonės turi labai mažai. Kodėl mažai? Mano nuomonė tai yra todėl, kad pačių specialistų sporto farmakologų Lietuvoje iš tikrųjų praktiškai nėra. Nes sporto farmakologija yra dėstoma Maskvoje, yra dėstoma Novosibirske, yra dėstoma Novokuznetske, tai yra Rusijos miestuose, ir dalinai yra dėstoma Tartu universitete. Tai yra mūsų sporto medikai, kurie yra pabaigę Tartu universitetą, senesnės, sakykime, laidos. Jie šitą žino, bet tai vėlgi buvo ne kaip vienas mokslas, o tai buvo kaip atskiros dalis, todėl žinios Lietuvą pasiekė labai sunkiai. Kas yra sporto farmakologija? Sporto farmakologija tai yra karo farmakologijos dalis, kuri nagrinėja žmogaus darbingumą ribojančius faktorius ir reguliuoja juos visomis leistinomis priemonėmis, o esant patologiniam būklėm visomis galimomis priemonėmis. Kodėl toks skirtumas? Visų pirma, sportininkas, ir daugelis tikriausiai žino, negali naudoti visų farmakologinių priemonių taip kaip įprastas žmogus. Jeigu jūs susirgė gripu, susirgė peršalimu, sakykime, jūs galite naudoti tam tikras vaistinėje reklamuojamas medžiagas, tai sportininkas to negali daryti vien todėl, kad ten yra kai kurių draudžiamų preparatų, kurie traktuojami kaip draudžiami preparatai skirti darbingumui didinti. Nors ir pernai metais, ir šiais metais jau yra padaryti pakeitimai ir sportininkai gali laisviau jų naudoti kai kurias medžiagas, nes buvo prieita iki tokio lygio, kad sportininkas susirgęs be gydytojo parašo negalėdavo nueiti į vaistinę ir įsigyti paprasčiausio vaisto nuo peršalimo. O sportininko imunitetas iš tikrųjų, pavyzdžiui, pačios olimpiados metu, ir tai jau niekam nėra paslaptis, kad gali būti lygus visiškai nuliui. Tai yra fizinė, tai vadinamas žirklių fenomenas, kada sportinė forma yra aukščiausiai, tai yra imunitetas yra žemiausiai. Iš kur kyla sporto farmakologija? Dar 1943 metais vienas mokslininkas savo monografijoje aprašė vieno vaisto tokio kaip fenaminas veikimą. Ir jo veikimą būtent žmogaus darbingumui. Toliau, nuo 1943 metų iki praktiškai 1991 metų fenaminas buvo naudojamas tarybų armijoje kaip darbingumą gerinanti priemonė. Žmonės, kurie susiję su sportu, žino apie fenamino naudojimą ir sporte, ir buvo dopingo skandalo, būtent kadangi fenaminas yra viena iš draudžiamų dopingo priemonių. Ir sporto farmakologija ir karo farmakologija visada ėjo greta. Kodėl karo farmakologija? Todėl, kad žmogus, vesdamas karinius, sakykime, užsiėmimus, arba mūšyje, jau po pusės valandos jo centrinė nervų sistema, jo fizinė būklė išsenka. Ir yra daugybė tyrimų, kurie rodo, kad Vietnamo kare, Afganistano kare, kovotojų, sakykime, skrodžiant kovotojų 18-mečių vaikinų kūnus, jų vidaus organų, sakykime, pati būklė buvo kaip 50-mečių, 60-mečių. Tai yra didžiulis stresas. Ir buvo kūriamos medžiagos, kaip galima būtų padidinti žmogaus darbingumą būtent karo tikslams. Automatiškai šalia visada ėjo galimybė tas pačias medžiagas panaudoti sporte. Ir vyko tokios lenktynės su dopingo organizacija, kad vieni kūrė vienas medžiagas, kurios skatintų darbingumą, kiti kūrė būdus, kaip jas užfiksuoti ir pagauti. Tai, sakykime, kas liečia karo farmakologiją, tai yra, aš manau, daugelis žmonių, kurie tarnavę specdaliniuose, desantiniuose daliniuose, tikrai žinos fenaminą, žino, kaip gerai būna jį naudojant ir kokie galvos skausmai, rankų drebulys, širpstanti oda būna po to, kai jūs jį nustojat naudoti. Kas tarnavo Afganistane, taip pat, manau, iš specdalinių žinos tokį vaistą kaip Bemityla, kuris buvo naudojamas tam, kad atsirastų adaptacija karščiui. Bemitylas labai sėkmingai iki šiol yra naudojamas sporte. Kadangi tai yra vienas iš adaptogenų, buvo dvi adaptogenų rūšys, tai yra bromontanas ir bemetylas. Bromantano skandalas buvo pakankamai garsus 1996 metais. Tame dalyvavo ir lietuvių atletai ir būtent tai karinės medžiagos. Kas tarnavo Šiaurės jūrose, žino, kad buvo toksai preparatas Jekton,
kuris buvo naudojamas šalčio atsparumui pagerinti. Tai vat, ir lygiai taip pat buvo šie preparatai naudojami sporte. Kai kurie iš jų, kurie nėra draudžiami, naudojami iki šiol. Tai vat, mūsų tikslas yra paaiškinti būtent, kaip susidaryti savo maisto papildų grandinės, į ką atkreipti dėmesį. Nes kada žmogus, sakykime, rašo klausimą, labą dieną, kaip man prisiauginti raumeninės masės? Mes jau žinom iš karto, kad arba ką man reikia naudoti, kad prisiauginti raumeninės masės, mes jau iš pačio klausimo sudarimo galima suprasti, kad yra problema ir yra bėda. Nes kas jau nėra paties supratimo, kas yra hipertrofija, hiperplazija, tai yra kas yra raumens skaidulos padidėjimas arba jos dalinimasis. Tai vat, būtent dėl šios priežasties atsiranda daugybė būdų manipuliuoti žmonėmis, duodant jiem medžiagas, tai ta pačia steroidinės medžiagas, nes sporto farmakologija, aišku, be steroidų jinai anksčiau, sakykime, be steroidų niekur nepraeidavo, būdavo naudojami labai didelį kiekį steroidų. Tai yra arba vieša paslaptis, arba niekam nėra paslaptis. Dabar VADOS, tai yra pasaulinės antidopingo agentūros, ištobulėjus dopingo testams, naudoti kai kuriuos anabolinius steroidus tampa visiškai, praktiškai net jokios vertės neturi. Kaip mes žinodom, sakykime, stanozololas, stanozolol, tai yra prekybinis vardas Winstrol, jo naudojimo būdavo visi sportininkai žinojo. Naudoja sportininkas 22 dienos ir, sakykime, dopingo kontrolė nebegali fiksuoti. Šiuo metu stanozololo naudojimas fiksuojamas po 8-9 mėnesių, nondralono dekanoatas arba liaudyje vadinamas deka fiksuojamas po 2 ir dar daugiau metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jų naudojimo tampa visiškai betikslis. Tokiu atveju, kas ateina? Ateina tai, kad žmogus turėdamas galvą ir gerai mokėdamas kombinuoti maisto medžiagas, gali išgauti 80-90 arba netgi daugiau procentų pačių steroidų veikimų. Iš čia atsiranda tyrimai, kurie buvo atlikti karo farmakologijai, po to sporto farmakologijai. Pavyzdžiui, sumaišius tam tikras dalis L-karnitino ir tam tikras dalis koenziminės B12 struktūros gaunamas stipriausias anabolinis efektas. Kas nors draudžiamo yra? Žinoma nieko. Kas yra L-karnitinas ir B12 vitamino koenziminė forma, bet anabolinis efektas yra didžiulis. Toliau, maišant tam tikromis proporcijomis, nes sporto farmakologija ir yra tam tikrų medžiagų leistinų sumaišymas leistinomis proporcijomis duoda didžiulį efektą. Pavyzdžiui, BCA arba vadinamų liaudyje BCAA amino rūgščių sumaišymas su inozinu ir kalio, viena iš kalio druskų. Mes gaunam stipriausią anabolinį efektą, bet jeigu paties inozino truputį pataikyti ne į tą pusę, mes gaunam stipriausią smūgį į kepenis. Tai yra mūsų kepenis nukenčia netgi nuo tokių nereikšmingų medžiagų. Kai žmonės sako, kad amino rūgštys yra nekenksmingos arba baltymai yra nekenksmingi, tai iš tikrųjų netiesa, nes pasižiūrėkime vis dėlto virškimo pačią fiziologiją. Tai yra fermentų struktūros, tai yra šalinimas baltymų suirusių dalių. Tai yra kenksmingos medžiagos, iš tikrųjų, jeigu jas naudoti neprotingai ir naudoti ne taip, kaip reikia. Taigi, sporto farmakologija pirmiausia nustato žmogaus darbingumą ribojančius faktorius. Kas yra žmogaus darbingumą ribojantis faktoriai? Vienas iš faktorių, tai yra galima pieštis, taip kaip piešia taikomoji kineziologija. Galima pieštis trikampį ir, sakykime, mes pasižiūrėsim. Vienas iš faktorių, antras iš faktorių ir trečias iš faktorių. Atsiprašau, mano rašiklis truputį nenoriu rašyti. Vienas iš faktorių yra struktūrinis faktorius. Ką tai reiškia struktūrinis faktorius? Struktūrinis faktorius tai yra jūsų organizmo struktūros pakitimai, dėl kurių susidaro tam tikri raumeniniai blokai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu jūs turėsite, sakykime, tam tikrą pakitimą struktūroje kaklinės dalies, tai didelė tikimybė, kad jūs turėsite problemą su diafragmos spazmu, problemą su kasos fermentų išsiskyrimu. Dar Pavlovas nustatė būtent klajoklinio nervą, nervus vagus. Pažeida periferinė gali sukelti didžiulius virškinimo sistemos sutrikimus. Tai atsiranda tada, kada mes turime arba pakitusi raumeninį tonusą šitoje vietoje, arba pakitusią kaklinę dalį. Ir žmogus, turėdamas čia problemą, jis niekada nesupras, kad jis turi problemą su virškinimu.
Ką tai reiškia? Jūs naudosite maisto papildus, dideliais kiekiais ir neturėsite jokios naudos tol, kol nepakeisite šitos problemos. Tam jums, aišku, reikia nueiti pas kineziologą, nueiti pas manualinį terapeutą, jisai protestuoja ir labai greitai išsprendžia visą tą problemą. Sekantis faktorius yra mentalinis faktorius. Mentalinis faktorius, ką jis reiškia? Mentalinis faktorius reiškia mūsų jausmus ir emocijas. Mes labai dažnai kalbam apie struktūrinius faktorius, cheminius faktorius, mentalinį faktorių tarsi pamirštam. Vėlgi grįžkime į fiziologijos pradmenis. Į Hansą Selye. Hansas Selye. Hansas Selye dar 1946 metais suformulavo paties streso mechanizmo poveikį į mūsų organizmą. Sportas yra stresas. Kasdieninis darbas gali tapti stresu ir lietuviui dažniausiai tai yra stresas. Bet kokia veikla, kuri mus dirgina, gali tapti stresu. Ką tai reiškia? Streso metu veikia ypatingai vadinama ta pogumburio ir antinkščio ašis. Tai yra antinkščiai apačioj, pogumburis yra viršuj, pogumburė yra mūsų apetitą reguliuojantis centras. Šios būtent visos šiuo metu, kadangi neturime laiko papasakoti jums viso pilnai, tiesiog pasakysiu taip, jog mūsų stresas sukelia mūsų per hormoninės funkcijas, sukelia maisto medžiagų pasisavinamumo sutrikimus. Ir jeigu mes nekoreguojam mentalinio faktorius, tai yra normalaus maisto medžiagų pasisavinamumo, mes galime neturėti. Čia ypač svarbu profesionaliam sporte. Profesionaliam sporte šitai problemai spręsti buvo naudojamas natrio oksibutiratas, arba, sakykim, tai yra šiuo metu tai yra narkotinė medžiaga, jau įtraukta į narkotinių medžiagų sąrašą, nors dar visai nesenai tai buvo pilnai naudojama leistina sporte. Tai yra viena dabar medžiaga, kuri dar likusi ir panašiai veikianti yra gama amino sviesto rūgštis, tai yra GABA, sportininkai jie žino, jinai yra naudojama būtent šitoms problemams spręsti. Taip pat yra naudojamas piracetam arba nutropil, tai vat būtent iš šitų farmakologinių priemonių yra naudojama šitiems dalykams spręsti. Sportininkai dažnai tai sprendžia su savo psichologais. Bet neišsprendus mentalinio faktorius, nepašalinus streso poveikio, mes iš tikrųjų negausime pilno maisto papildų veikimo. Sekantis faktorius – cheminis faktorius. Cheminis faktorius reiškia, jog nesant mūsų organizme tam tikrų medžiagų, mes įvedę kitas medžiagas, mes galim gauti jų disbalansą. Sakykime, jeigu mūsų organizme trūktų paties, pavyzdžiui, cinko, kas yra įrodyta, kad Lietuvoje trūksta cinko, nes dirvožemėse jo nėra, o jeigu nėra dirvožemėse, iš kur jo paimti? Šitas tyrimas buvo publikuotas 2006 metais, yra pirmame, antrame sveikatos mokslų numeriuose, jūs galite apie tai pasiskaityti, būtent. Cinkas reguliuoja beveik 200 fermentinių reakcijų organizme. Ką tai reiškia? Jeigu fermentinės reakcijos stringa visa medžiagų, normali medžiagų apykaita. Ir kažkur tai prasideda disbalansas. Tai sporto farmakologija sprendžia šitos dalykus, randa, kokie tai yra disbalansai. Iš tikrųjų, vienas iš geriausių testavimų, būtent kineziologinis testavimas, jeigu jūs žinot kažkokį tai kineziologą, šalia esantį jūsų, jūs tikrai galite imti savo maisto papildus, eiti pas jį ir jis jums pasakys, kurie maisto papildai jums šiuo metu tinka. Nes sporto farmakologijoje ką pastebi, kad maisto papildai tinka tik tam konkrečiam žmogui ir tik tai tomis konkrečiamis proporcijomis. Kai jūs skaitote internete kažkur tai pasakymus, kad aš naudojau tą ir tą ir tą ir man buvo gerai, žinokite, kad tai buvo gerai būtent tam žmogui. Ar tai bus gerai jums, visiškai neaišku. Pavyzdžiui, bet koks kineziterapeutas, geras kineziterapeutas ar kineziologas gali pasakyti jau iš jūsų eisenos, kaip jūs tvirtai statot koją, į kurią jūs pusę statot koją. Kaip jūs kalbat, kaip jūs greitai sukat galvą, kaip jūs gestikuliuojat, gali jau pasakyti, kokie dominuoja nervų sistema, pavyzdžiui, pas jūs, ar parasimpatinė, ar simpatinė. Pagal tai jau galima spręsti, kaip veiks jūsų virškinimo sistema. Tai yra, kiekvienas produktas turi būti parenkamas žmogui individualiai. Štai kodėl atsiranda didžiulis poreikis gerų konsultantų, maisto papildų naudojimo konsultantų. Nes jeigu mes kalbam tik tai bendrai, tai yra naudok tą, naudok aną, naudok trečią, tai iš tikrųjų keliasi nieko. Kiekvienas maisto medžiagų naudojimas turi būti labai konkretus ir nukreiptas į konkrečius dalykus. Tai vat, 3 pagrindiniai faktoriai, kurie gali riboti, kuriuose atsiranda
kaip pasakyti, faktoriai, kurie ribos jūsų darbingumą. Šitą reikėtų atsiminti. Toliau, faktoriai ribojantis darbingumą, aišku, yra treniruotės metodo nesilaikymas, nepaisimas ir neturėjimas treniruotės metodo. Tai yra viena iš sporto farmakologijos tokių apibrėžimų, sporto farmakologijos apibrėžimas sako, jog sporto farmakologija niekada negali ištaisyti neteisingo trenerio darbo. Ką tai reiškia? Tai yra, atsimenat, mes kalbėjome paskaitoje apie fiziologiją. Jeigu jūs norite lavinti greitasis ir tarpinės skaidulas, tai yra pačias didžiausias skaidulas. Tai yra greitos ir tarpinės pačios didžiausios skaidulos. Ir nenorite, kad lavinti savo lėtai vargstančių skaidulų. Tačiau jūs treniruojatės po 2,5 valandos. Ką mes dažnai matom formose? Treniruojuosi 2,5 valandos ir kažkodėl aš negaunu rezultatų. Tai yra maratono treniruotė. Tai yra lavinamos lėtai vargstančios pačios kūdžiausios kaulos. Pačios kūdžiausios skaidulos, kaip Arnoldas Švarcnegeris pasakęs yra, kad tada žmogus tampa drožinėtais kaulais. Tai yra tiesiog turite prisiminti, jau, jeigu aš noriu lavinti pačias didžiausias skaidulas, aš turiu treniruotis tame režime, kuriame jos ir veikia. Tai yra maksimaliai 30-45 minutės. Labai dažnai žmonės čia sako, ką aš suspėsiu padaryti per 30-45 minutės. Patikėkit, jūs suspėtumėt padaryti labai daug, jeigu nekalbėtumėte tarp priėjimų, o laikytumėtės laikrodžio principų. Tai yra 45 sekundės arba minutė poilsis, einu sekantį daryti. Aš savo mokiniams sakydavau, atlikote treniruotę ir 45 minučių riba. Jeigu jūs ko nors nesuspėjote padaryti, einat iš salės ir nėra jokių kalbų arba pasiteisinimų. Kas atsitiko po to? Labai greitai pradėjo augti rezultatai. Jeigu aš treniruosiu šitaip, rezultatai auga labai greitai ir žmogus pirmiausia nepavargsta. Nes nenoriu grįžti į buvusią paskaitą. Esmė tokia, kad jeigu aš treniruojuosi tinkamų režimų ir suplanuoju savo atsistatymų laiką, ir tada įvedu teisingą maisto papildų naudojimo grandinę, aš gaunu savo rezultatą. O tai yra pagrindinis principas, kaip aš galiu kontroliuoti savo treniruočio procesą ir aš niekada negalėsiu jo kontroliuoti maisto papildais, jeigu aš nesilaikysiu šitų taisyklių. Kaip renkami maisto papildai ir kaip surenkamos jo grupės? Tai yra grupės maisto papildų, tai yra pirmiausia, tai yra vitaminai, kas yra būtina. Toliau amino rūgštys ir baltymai. Jų naudojimas yra specifinis, nes yra monoamino rūgštys, pavyzdžiui, citrulino malatas, argininas yra, betalaninas, kas dabar labai yra populiaru. Jų kombinavimas tam tikromis proporcijomis. Būtent tam tikromis proporcijomis. Nebandykit jas sudėti bet kaip, nes padauginus vienos ir sumažinus kitos, jūs gausite atvirkštinį efektą arba negausite jokio, tai yra prarasite savo pinigus investuotus į savo papildus. Toliau yra poliamino rūgštys, tai yra visų amino rūgščių kompleksai. Žinom, sakykime, kaip populiarius yra amino 2700 Universal. Po to labai geros yra Dimatizė kompanijos 4800, kurios yra praktiškai aprašomos įvairiose sporto farmakologijos vadovėliuose. Yra labai geros AminoCraft skystusius amino rūgštys. Arba TwinLab, senai žinomos skystos amino rūgštys AminoFuel. Tai yra tų amino rūgščių kompleksų yra daug, tačiau tie, kurie išbandyti ir kurie tikrai veiksmingi, jų yra iš tikrųjų labai mažai. Sekantis produktai, tai yra anabolizmą skatinantis produktai. Anabolizmą skatinantis produktai, kas yra anabolizmą skatinantis produktai? Tai yra skatinantis paprasčiausiai baltymų sintezė. ZMA. ZMA tai yra cinko, monometinio aspartato ir magnio bei B6 vitamino mišinukai. Tikras ZMA yra sukurtas ne kompanijos, tai yra Viktoro Conte. Daug kas Conte vengia dėl to, kad buvo Balko, toks skandalas kartu su dopingo didžiuliu šešėliu kritusiu ant Viktoro Conte. Tačiau šiuo metu tai yra žmogus atsiplaunantis savo, kaip sakoma, nuodėmės ir ZMA iš tikrųjų vienas iš geriausių produktų anabolizmo skatinimui. Sekantis produktas tai yra egdisteronas. Egdisteronas išgautas iš liuzėjų šlamagraižės šaknų, tai yra šmaralo šaknies.
Būtent šis produktas, jo prekybinis pavadinimas Ecdistan arba šiuolaikinis dabar naujas pavadinimas yra Exhumid. Tai yra naudojami labai senai olimpinių atletų ir tai yra nedraudžiama priemonė skatinanti baltymų sintezę. Visi olimpiniai atletai sakydavo, kad tai kažkur labai panašu su metandrostenolono naudojimu, jeigu naudojama teisingai, su teisingais priedais. Tai yra gesteronas niekada neveikia be B grupės vitaminų, tai šitą reikėtų žinoti. Ir naudojami visada šalia B grupės vitaminų kompleksai. Toliau tokių kompleksų naudojamas kaip L-karnitinas ir B12 vitamino koenzimas, tai yra 5-deoksikobalaminas arba metilkobalaminas. Ypatingai efektyvūs mišinukai, sumaišius kartu gaunamas labai stiprus anabolinis efektas. Tai va šitie pagrindiniai dalykai, kuriuos žmogus turėtų žinoti, kad sporto farmakologija ir maisto papildų naudojimas tai yra nėra ta sritis, kur aš galiu 1-2 kaip sumuštinį sudėjęs, bet kokias medžiagas panaudoti. Visada turėtų būti nustatoma konkrečiam žmogui, konkrečiu metu, ką reikėtų naudoti. Nuo šių metų rudens mes iš tikrųjų rengsime mokymus. Rengsime mokymus apie maisto medžiagų naudojimo galimybės, schemas, kaip yra sudaromos schemos. Nes visada, bet kokiai farmakologijai sporto yra sudaromos schemos, maisto papildų naudojimo yra sudaromos schemos. Kiek, kada, ko ir kaip reikia naudoti. Pirmi mokymai bus rengiami Kaune, mes apie tai paskelbsime atskirai. Dabar ką aš jums norėčiau parodyti ir pasakyti, kad internete jūs galite arba paprašyti žmonių, tie, kas skaito rusų kalbą. Tai yra puikiausia knyga Doping ir ergogeninės stresas в спорте. Tai yra pradmenis profesionaliam lygmenyje apie maisto papildų ir farmakologijos naudojimą sporte. Sport and Exercise Pharmacology. Viena iš geriausių, sakykime, mano bent jau matytų knygų, kurią jūs galite nusipirkti Amazon.com, galite tiesiog pabandyti užsisakyti. Aš ją pirkau per Human Kinetics. Tai nėra iš tikrųjų kažkokios tai brangios knygos ir Human Kinetics užsisakius labai lengvai ateina į Lietuvą. Aš visą savo literatūrą stengiuosi nusipirkti iš Human Kinetics. Čia yra berods olimpijskая literatūra, taip, tai yra Ukrainoje, kas važinėja Ukrainos, galite užsisakyti. Bet šitos dvi knygos tai yra kaip pradmenis žmonėm, nuo ko reikėtų pradėti. Nuo ko reikėtų pradėti pasiskaityti, kas tai yra sporto farmakologija ir kaip ją naudoti. Jeigu kam įdomu apie dopingo naudojimą, apie anabolinių steroidų naudojimą, tai galiu pasakyti, kad šiuo metu šių priemonių naudojimas jau praktiškai eina į užmarštį ir palieka tokiam giliam vadinamam rūsio lygmenyje, kadangi medžiagos atsiranda naujesnės ir visi pastebėjo, kokie pašaliniai poveikiai. Anaboliniai steroidai dažniausiai parodo savo dantis po 20, po 30 metų. Jų pašalinis didžiausias poveikis pasireiškia. Ir pritaikant, netgi buvo toks rusų molekulinis biologas Galaktionovas, kuris išaiškino receptorių kolektyviškumo principą. Tai yra, iš labai nedidelių dozių anabolinių steroidų yra pagaminami pakankamai stipriai veikiantis produktai, kurie neturi tokio pašalinio poveikio. Tačiau tai yra tik tai žinios jūsų labai, kad jūs žinotumėte, kad turint galvą, galima iš visų leistinų priemonių susikurti savo maksimaliai veikiantį papildų kompleksą, kuris duotų rezultatą per trumpiausią laiką, pritaikant jį kartu su optimaliu treniruočių režimu, optimaliu mitybos režimu. Ir, kaip ir sakiau, nusistatant savo darbingumą ribojančius faktorius. Tai yra pagrindiniai dalykai. Kągi, šiandien tai buvo įvadas būtent į sporto farmakologiją, tam, kad jūs žinotumėt bent jau truputį, kas tai yra, praskleisti tą paslapties šydą nuo sporto farmakologijos. O sekančiose paskaitose mes pabandysim tiesiog jums parodyti ir paaiškinti ir treniruočių metodus, ir maisto papildų metodus konkretesnius, kurie bus skirti galbūt jums svarbioms treniruotės valdymo sritims. Ačiū.